Sveiki, noriu pakviesti Jūs į savo kursą Būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Susitinkime spalio 14 dieną, 18 valandą Zoom platformoje ir taip pradėtume Mažosios akademijos paskaitas. Iš viso planuojamos 8 paskaitos. Paskutinė turėtų būti gruodžio pačioje pradžioje ir tikiuosi, jeigu tas kursas kažką sudomins, pratęstume pavasarį. Vėlgi būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Pradžioje galvojau pavadinti kursą Bažnyčia ir pasaulis, galvoju arba Krikščionis ir pasaulis, bet man atrodo, kad tas nusakymas, kurį naudojo būtent apaštalai ir kurį mes atrandame vėliau ir bažnyčios raštuose, pirmųjų amžių raštuose, apie tai, kad kiekvienas iš mūsų yra būtent sukurtas būti pasaulyje, bet ir tame pasaulyje turime savo pareigas, savo laisvę, savo teises, savo misiją pagaliau, bet visada privalome prisiminti, kad mūsų tikroji gimtinė, tėvynė yra ne čia. Mūsų tikroji tėvynė yra naujoji Jeruzalė, kuri laukia istorijos pabaigoje. Ir kai galvojame mes apie savo gyvenimus, kai galvojame apie savo veiksmus, visada turėtume prisiminti, kad ne žiniasklaidos vertinimas, ne kitų žmonių vertinimas, ne mūsų socialinis statusas, ne mūsų įsipatoginimas pasaulyje, bet būtent tai, kiek mes sugebame įaukti į tą amžinybę, į tą amžinybės upę, į kurią, kuri prasideda, kuri pradeda tekėti jau šiame pasaulyje, kiek mes iš tiesų, elgiamės išmintingai ir investuojame į tai, į ką dėrėtų investuoti. Vėlgi šį kursą grinai sumaniau, kai pradėjau daugiau mąstyti apie laiško žydams tekste esantį pasakymą, ar permastę visą tai, kas paskelbta, ką žinome, mes nuvairuosime savo laivą į išganimo uostą, ar nepražiopsosime jo. Ir pradėjau galvoti, kad mes dažnai būname užgožti šio pasaulio logikos, šio pasaulio triukšmo ir patys pradedame savo sėkmes, nesėkmes matuoti pagal šio pasaulio kriterijus ir kartais prarandame, teisingiau net ne kartais, o dažnai prarandame daug svarbesnius dalykus. Pamirštame tą egzistencinę gramatiką, kuri mums iš tiesų ir padeda būti žmonėmis. Ir šiandien dažnai sakoma, kad yra prasmės griūties problema, kad žmonės dažnai jaučiasi beprasmiškai, turbūt daugelis iš mūsų savo gyvenime pasijuntame ir nykiai, ir tarsi nublokšti gyvenimo ir nežinome, ką daryti. Ir vėlgi, tada dažnai sakoma, kad reikia kreiptis, auginti savo psichologinį raštingumą, kas iš tiesų yra labai svarbu. Bet noriu aiškiai pasakyti, kad žmogus yra bent jau keturmatė būtybė. Mes turime fizinį lygmenį, turime socialinį lygmenį, psichologinį ir nemažiau svarbu egzistencinį dvasinį. Ir mano įsitikinimu, kad būtent egzistencinėme, tame dvasinėme lygmenyje mūsų raštingumas ypatingai prastas. Gerai, jeigu dar kažkas tai kažką paskaito. Nuostabu, jeigu kažkas tai turi praktiką studijuoti šventąjį arba skaityti bent šventąjį raštą. Ateiname ir švenčiame Eucharistiją, pasiklausome homilijų, bet tai iš tiesų yra labai nedaug, kalbant apie
autentišką bažnyčios mokymo pažinimą, apie autentišką, sakysime, prieimimą tų lobių, kurių iš tiesų yra labai daug bažnyčios mokyme, kurios krovė iki mūsų buvusios tautos, net ne tautos, atsiprašau, kartos. Ir kai mes pažvelgiame į tradiciją, kai mes pradedame studijuoti bažnyčios istoriją, bandome užsimti tuo, ką vadinu laiko ženklų pratybomis, patikėkite, mes pradedame žymiai geriau suprasti ir tą pasaulį, kuriame gyvename, ir labiau suprasti save. Taigi, kursas Mažojoje akademijoje būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Pirma jo dalis, kuri bus nuo spalio 14, regis iki gruodžio 2, antradieniais 18 val. Kiekviena paskaita apie pusantros valandos, tikiuosi, bendrausime ekrane. E, Kodėl ekrane, nes vėlgi gyvos paskaitos, aišku, yra autentiškiau, bet vėlgi ekranas suteikia galimybę susitikti, nepaisant visų tų užimtumo, geografinių ir kitų barjerų, kurios tikrai dažnai trukdo mums, kažkaip tai ir pabendrauti, ir pasisemti tai, kas yra svarbu. Vėlgi, ką jūs dar žinotina, tikrai bandysiu parengti ir daug papildomos medžiagos, bandysiu dalintis tuo, kas man atrodo svarbu. Tikrai tai yra tikras džiaugsmas, kad kai atrandi kažkokius tai lobius, kai atrandi kažkokias tai svarbes įžvalgas, turėti galimybę pasidalinti su kitais. Ir tikrai labai pasiilgau dėstymo, labai pasiilgau bendravimo ir labai tikiuosi, kad šis mano kursas Mažojo akademijoje tai yra tik tai, toks pirmas blynas, kuris nebus prisvilęs, ir galima bus tęsti, galima bus gilintis įvairiausias temas, galų gale tikrai bandysiu atsakyti į klausimus, kurie kils kurso metu. Dabar. Taip, ką reikia daryti, jeigu norite tapti kurso klausytoju, tai čia jau yra Mažosios akademijos sąlygos, žinau, kad yra speciali registravimosi anketa, taip pat yra ir simbolinis 30 € mokestis, jis tikrai yra simbolinis, kuris padeda Mažai akademijai, labai svarbiai institucijai, mano įsitikinimu, tikrai institucijai tokiai, turinčiai labai ir krikščioniškai, ir kartu labai tokiai, nepriklausomai, turinčiai tokią didelę laisvės ir kūrybiškumo dvasę gyvuoti. Tai vėlgi tada yra tas registracijos mokestis, yra anketa ir vėlgi yra galimybė, žinau, kad jie išduoda ir pažymėjimus, kad išklausėte kursą, bet man atrodo, kad daug svarbiau tie pažymėjimai, kurie atgula ne į stalčius, o į širdį. Taigi labai tikiuosi, kad tas kursas būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio, kuriame mes kalbėsime apie tuos klausimus, iššūkius, kuriuos sprendė krikščionis nuo pat pirmųjų sekminių iki XIX amžiaus pabaigos, bus svarbus ir jums. Ir tikrai norėčiau susitikti, tikrai nereikia kažkokių tai specialių žinių, tikrai bandysiu kalbėti apie dalykus, kur tik tie reikia įsiklausyti, bandyti suprasti, ir tikrai nebūtina netgi viską atsiminti. Svarbu, jeigu kažkam tai užkabins kažkurios tai detalės, kažkurie tai faktai, kažkurios tai įžvalgos, tikrai visada galima atskirai pasigilinti, galima atskirai paieškoti. Tai šito kurso tikslas nėra, sakysime, tapti pakaitalu Google. Šito kurso tikslas yra, išvalyti ir atrasti širdyje daugiau vietos tam, kas mano įsitikinimu yra labai svarbu, ką aš vadinu krikščioniškąją gramatinę, krikščioniškąją egzistencinę gramatiką. Kas dar, ką dar norėčiau pasakyti, gal turbūt reiktų vėlgi
ir tiems, kurie mažiau mane pažįsta, prisistatyti plačiau, kodėl aš ėmiausi tokio kurso. Esu Andrius Navickas, filosofijos daktaras, religijos studijų magistras, esu parašęs keletą knygų būtent š- susijusių su krikščioniška tradicija, tai ir Laiškai plaukiantiems prieš srovę, ir Kelio bendryje, ir Laisvų žmonių bendruomenė. O, na, e, taip pat dabar jau kurį laiką įdėmiai bandau studijuoti ir nuosekliai bažnyčios istoriją ir būtent krikščionybės ir pasaulio, arba ir vat, vėlgi popiežiaus ir valstybės santykius taip pat. Ir apskritai klausimas, kuris man visada labai rūpi, tai yra, ką reiškia būti krikščionimi čia ir dabar. Ir vėlgi tiek šįsyk ir labai tikiuosi, kad spalio 14 dieną mes susitiksime. Vėlgi, jeigu turite kažkokių tai klausimų, jeigu nesiseka registruotis, tai rašykite man. Andrius Navickas @gmail.com, Andrius Navickas be jokių taškų @gmail.com ir, na, tikrai bandysiu kiek galiu padėti. Man atrodo, kad labai svarbu, kad šiame chaotiškame pasaulyje, kai tikrai atrodo, kad viskas eina labai šunkeliais, labai neiškia kryptimi, kad mes patys pirmiausia pasirūpintume savo vidinio pasaulio statymu, vidinę gramatiko savo ir man atrodo, kad šitas kursas galėtų tam padėti. Tai dėkui.